ateinami visą laiką šventėje apdovanoja. Ir šalia jos, aišku, visai bendruomeniai paramos ir labdaros, bet jie tikrai atlieka labai puikų darbą, nuoširdų darbą. Tai čia vaikai lieka. Jeigu jau visi sakė, aš dar kartą nuoširdžiai dėkoju jums, visi, už tai, kad sugebat savo mintimis, savo žodžiais ir savo darbais atjausti nelaimingesnį. Atjausti tą, kuriam šiandien labai yra sunku. Atjausti mus, suprasti mus. Dėkuoju jums, kad suradote savo brangų laiką. Tai Valentina sako, vertybė. Laikas šiandien yra vertybė, nes mes visi vertėm, skubam. Tas adventinis laikotarpis, bet ir be adventinio vakarojimo. Vakarojimo mes visi labai užsiėmę esam ir tiesiog trūksta laiko atsigręžti į tą žmogų, kuriam reikia padėti. Šiandien, būdami čia, parodėte savo širdies kalbą. Parodėte meilę. Ir ta meilės, gerumo siekta, kuri yra kiekvieno jūsų širdis, tikrai suliepsnoja mūsų širdis. Jis išauga į didelį grūdą, išauga į didelę gėlę, išauga į didelius gražius žodžius. Būkite laimingi ateinančiais metais. Tegul jūsų namus saugo ramybė. Nes tik tai būdami viduje ramus, turėdami aplinkui ramią aplinką, mes galime atsiskleisti kaip žmonės. Turėkite arti savęs gerus žmonės ir tikrus žmonės, kurie tikrai skleistų jų žmogiškumą, kurie prisiglausdami prie jūsų kiekvieno skleistų meilę, šilumą, džiaugsmą ir taurumą. Ačiū jums visiems labai. Jeigu jūsų ateinančiais metais dar bus lydi tik tai sėkmė, jeigu jūsų namuose būna darna, jeigu jūsų vaikus ir jūs pačius aplanko laimė, džiaugsmas, ir tegul pildosi visos jūsų svajonės, nesvarbu kiek metų, mes visi svajojame, visi norime, turime tikslų, norime kažką pasiekti, o turbūt pats vertingiausias bruožas žmogaus gyvenime yra gerumas. Duodami kitiem, turbūt gauname dvigubai daugiau. Kaip liaudis sako, geriau duoti, negu prašyti. Tai vad visiems linkiu, duokite, nes tikrai Dievas atiduos jums ne tokią formą, kaip kitokią formą. Atiduos jums visko, ko jūs esate nusipelnę. Mes dabar labai prašome. Kadangi, kiek žinau, iš patirties visi lekėte, skubate ir jau viskas minutės suskaičiuotis, pabūkime šitose namuose. Nes mes jūsų labai pasiilgėme, mes jūsų labai laukiam. Ir iš tiesų mes ne tik taip per šventės laukiam, mes visą laiką jūsų laukiam. Ir kuo dažniau jūs pas mus ateisite, kuo dažniau pabūsite šalia mūsų, to mūsų tos ledas širdelės, jūsų bičiukas. Ačiū jums ir kviečiu dalyvės tam padaryti.